Vytautas Tamulionis, orientavimas klubas Javonis. Kokį įspūdingiausią gyvūną esate sutikę trasoje? Šiurpas, kai praėjo, tai buvo šernas. O čia Lietuvoj? Taip, Prienų miške. O Dieve, niekada nemačiau tokių Prienus, gerai. Klubo arba. Kokia drąsa? Jums labiausiai patinka ir kodėl? Ilga, trumpa, sprintas, vidutinė, estafetė. Kuri? Patinka ilga. Tai, o nes gali parodyti visą savo galę? Ne, nes tai reikalauja ištvermės. Lietuvai priklauso Baltijos jūros, kilometrais pakrantės. O, žinau. 100 šiam... Būtų mažiau, nepasikai 100. Kam tu sakai? Atsiprašau, man būna. Tai 9 kažkaip, 9-3 tada. Nu, šiaip rašo vienur 9-1 dabar jau, bet šiaip 9-9 laiko. Tai yra Arboro klubas. Taip. Jūsų vardas ir pavardė? Vytas, Dūlius. Taip. Kokio miško labiausiai nemėgstate? Geltono. Elena Žilovienė iš Tako. Nuo kelių metų pradėjote lankyti orientacinį. Nuo kada manote reikia pradėti? Aš pradėjau lankyti nuo 13 metų ir manau, kad tai yra pats geriausias laikas. Nes lankau iki šiol. Pertraukam. Ir dar ilgai lankysite, o kitoj pusėje? Koks giliausias? Pasaulio ežeras. O jau šito nežinau, koks nors ten pasiduodu. Tai kalas būtų... Taip, man paprasta. Gerai, ačiū ir sėkmės. Iš orientavimus klubo Šilas. Taip. Ir vardas ir pavardė jūsų būtų? Pranas Mock. Taip, prašom pasakyti. O Jezu. 200 šaknis kubo. Eina, koks atsakymas. 3. Šaunuolis. Kas yra geriau, slidėmis ar bėgte orientavimas? Ir tas gerai. O kas jums labiau patinka? Labiau slidėmis. Kodėl? Nu, yra daugiau pojūčių, trupučiuką. Edvinas Šimkūnas iš Marijampolės MKT. Aha, o tu? Rokas Samulinas iš Marijampolės. Yes. Koks sportinis ženklas yra populiariausias orientacininkų? Koks sportinis? Kaip manot? Tas trikampis. Startas. Iš Perkūno. Ir vardas pavardė? Jolanta Šulčienė. 2009 metais Kauno čempionato ilgoje trasoje elito trasoje laimėjo pirmą vietą. Neįsivaizduoju. Šankit ir mes nelabai pamanam, tai nesvarbu. Ir kita trasa? Kiek buvo pasaulinių karų ir išvardinkite jas datas? 2? Šaunuolė, jau gerai, kad ne 3 pasakė. 18 ir 40. Taip, labai gerai. Tak, žinot. Žinot, nelabai matosi. O vardas ir pavardė jūsų? Jonas. Kaip manot, kodėl orientavimas sportas nepopuliarus? Kaip patartumėte populiarinti šį sportą? Nu, kad nepopuliarus, aš nelabai norėčiau sutikti. Sakot, kad populiarus? Nu, tai pažiūrėkit, dalyvius. O klubas tai turbūt dar takas. Taip. Kaip buvo, taip ir liko, kito neįkūrėm. O vardas ir pavardė? Mane visi pažįsta ir taip. Prašau pristatyti. Ir pavardės pažįstate? Bet pasaulis to dar nežino, tai prisitikit, ir garsėti tikrai. Taip, Algimantas Dambrauskas iš Kauno. O, turit. Kiek ilgiausiai esate bėgę trasą? Ta, kurią baigiau, tai turbūt buvo kokios 2:55. Kas yra Akropolis? Na tai čia Kaune visi žino, kas yra Akropolis. Ne, labai paprasta klausimą. Intymių dalykų. Ne intymių, paprastų, mes paprasti žmonės. Gerai. Aš esu Lana Buda. Aš iš Gajos. Ne, viskas gerai, iš Gajos. Sporto mokyklos Gajos. Kas yra Lietuvos ministras pirmininkas, premjeras, kaip tai žodžiai tariant? O, apakinai, o kiek tų metų? Nežinau, 12. Aušra Bartkevičienė iš orientavimosi sporto klubo Takas, kur yra punktuko akmuo Anykščiuose. Šaunuolė. Ir kita pusė? Koks miškas jums labiausiai patinka? Šventininkų. Agnė Puspirgelytė, Dainavos orientavimo sporto klubas. Koks žemėlapis sudarinėtojas jums labiausiai prie širdies? Liūjo darbai. Turbūt daugiausiai bėgioju iki Reilio, tai matyt šitas ir bus prie širdies. Mes lygiai tą patį sako, babė. Mes dvi išnedėjinas klubo išmėjau. Gerai, čia nėra reklama. O jūsų vardas ir pavardė abiejų? Dovilė Kutkaitė. Dar vis Kutkaitė? Kutkaitė. Gerai. Pavardės? Nekeisk, gražiau eite.
Ir jūs? Aš Rasa Jaugelė. Kieno Deivė Medeina. Taip sakom. Nu tai reikia... Nu gerai, Nu, sakykit, kaip yra teisybė, kita kaip norėtumėt, kad būtų. Nu sakom teisybė, chorų 3, 4, miško. O kad norėtumėt vieno, kad būtų, girdėjau ten kaip šnipždėjot. Nu tai ko? Meilė.